Prieš 10 metų iš Vokietijos į Lietuvą atvykęs Frankas Vurftas su dviračiu nesiskiria jau 30 metų. Užkietėjusio dviratininko teigimu, sostinėje nėra sukurtos ne tik vientisos dviračių trasų sistemos, bet ir nuoseklios valdžios politikos. Dviračių takai išbarstyti po visą miestą, jų danga dažnai nėra pritaikyta dviratėms transporto priemonėms, nenumatytos ir parkavimo vietos. Be to dažnai sudaromos ir dirbtinės kliūtys, pavyzdžiui, kelyje stovintys ženklai, medžiai ar gėlių vazonai. Į šias problemas miesto valdžia numoja ranka. Planai yra, tai jau keletą metų guli stalčiuose ir nejuda. Nes nėra žmogaus, nėra institucijos, kuris jas nuolat pasistumia. Bet kaip dažniau, kai jau pasikeitė valdžia ir ten šitai dabar šoka ant kito temos, tai dabar nori ten miesto dviračių, bet nėra infrastruktūros. Bet reikia, planas tai nėra šiaip sau popierius, tai planą reikia įgyvendinti po truputį. Aišku, galima ir kiekvienais metais naują planą sukurti, bet kas iš to, jeigu niekas jų neįgyvendina, jeigu nėra biudžeto, jeigu nėra atsakingų žmonių. Prieš keliarius metus iš savivaldybės dangoraižio pasklidę kalbos apie kuriamą dviratininkų rojų mieste ir liko tik kalbomis. 39 km ilgio tarptautinės dviračių ir turizmo trasos Eurovelo 11 projektas patyrė visišką fiasko. Sostinės valdžia praganė beveik 10 milijonų litų siekiančią ES paramą. Projektui skirti pinigai buvo grąžinti atgal į Briuselį. Valdininkai teisinasi, jog prieš kelis metus palaimindami beveik 14 milijonų litų vertės projektą apsiriko. Mat prabėgus 3 metams bei 14 kartų pabrangus statybinėms medžiagoms, darbininkų atlyginimams projekto vertė šoktelėjo kone dvigubai iki 26 milijonų litų. Tokių milžiniškų lėšų miestas skirti negalėjo, be to ir neieškojo, kur jų gauti. Kiekviena miesto valdžia, sudarydama savo biudžetą, jie vadovaujasi ne tik tai reikalingumų dviračių trasos ar kitos, yra ir kiti poreikiai miesto, kurios taip pat reikia iš biudžeto dengti. Ir paprasčiausiai yra ypatingai šiuo laiku, sunkmečio laiku, tai tikrai yra žymiai svarbesnių projektų, kur tikrai tų pinigų reikia panaudoti daugiau. Dviračių trasa turėjo nusidriekti per visą Vilnių. Deja, šiandien pabaigtas tik vienas dviračių trasos etapas, kuris savivaldybei kainavo per 3 milijonus litų. Kada bus įgyvendinti kiti 2, neaišku, nes ES pinigų skyrė visam projektui, o ne atskiroms jo dalims. Gintautas Neura abejoja, ar per artimiausius 2 metus pavyksta įgyvendinti. Argumentas, kaip visada, tas pats. Pinigų nėra ir neaišku, kada bus. Tad apie šį vaizdingą maršrutą dviračių mėgėjai gali tik pasvajoti. Ne ką geresnė padėtis ir kituose šalies miestuose. Pavasarį dėl tragiškos dviračių takų būklės protestavo ir Kauno miesto dviratininkai. Marijampoliečiai tvirtina, kad su dviračiu mieste geriau nesirodyti. Tikriausiai taip situaciją savo mieste galėtų apibūdinti dauguma dviračių transporto priemonių mėgėjų. Už turistinių dviračių trasų atsiradimą atsakingas turizmo departamentas prieš 4 metus parengė nacionalinį dviračių trasų projektą. Netrukus per Lietuvą turėjo nusidriekti 15 trasų. Kad ir kaip bebūtų keista, iki šiol Lietuvoje yra tik viena, daugiau mažiau visus reikalavimus atitinkanti 25 km pajūrio trasa. Visos kitos trasos taip ir liko tik žemėlapyje. Be to nebuvo įkurta ir institucija, kuri turėtų rūpintis dviračių trasų įrengimu. Nėra sukurtos ir dviračių trasos ženklinimo sistemos. Pasak turizmo departamento, taip atsitiko Susisiekimo ministerijai nepalaiminus projekto. Susisiekimo ministerija apie dviračių trasas kalbėti nebuvo linkusi. Susisiekimo ministerija pirmiausiai į dviračių turizmą, dviračių plėtojimą žiūri truputėlį per kitą prizmę ir kitoks yra požiūris, kadangi yra skaitoma prioritetas pirmiausiai automobilių eismo užtikrinimo saugumas, avarijų kiekio mažinimas ir kadangi dviratininkai yra manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko Lietuvoje avaringumas didesnis vienaip ar kitaip, todėl minėtos ministerijos požiūris yra labai, sakykime, priešingas dviračių turizmo plėtojimui. Už dviračių trasas atsakingos institucijos dėlioja skirtingus prioritetus. Automobilių kelių direkcijos teigimu, ji nėra atsakinga už turistinių dviračių takų tiesimą. Tad jiems svarbiau nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takus ten, kur nėra saugu. Dviratininkai šiai dienai įsivaizduoja tie, kurie ten su kalnų dviračių, kuprinė ant pečių ir jie mina. Bet tie, kurie važinėja su bidonu pas karves, tai irgi dviratininkas. O tokių yra visa eilė, visa krūva Lietuvoje. Ir jų yra, įsivaizduojat kaime, kiek jų yra.
Tai mes turim pirmiausia jiems sąlygas, nes jie dažniausiai išgėrę važiuoja, jie važiuoja be atšvaitų, ten jų dviračiai, žinot, į kalną jie neįmina, tai kreivaliojasi po tą kelią, tai aktualiau jiem pirmiausia tas sąlygas užtikrinti geras. Valdininkai kaip karštą bulvę mėto atsakomybę vienas nuo kito. Tuo tarpu dviračių transporto priemonių mėgėjai ir toliau turės riedėti apleistais, nesaugiais ir niekur vedančiais takais.